ir mes bandome kažkaip tą problemą spręsti. Ir kitoj komandoje esame mes tėvai, tokie žinantys, kaip tą problemą įspręsti. Ir tai vėlgi labai sudėtinga, todėl kad mes susipriešiname. Iš esmės, kai vaikai kažko nedaro taip, kaip mes esame susitarę, mums norėtųsi išsiaiškinti galbūt ir suprasti, kodėl. O kai mes tik tai susiskirstome į komandas, kad vaikas yra blogas, nes jis kažko nepadarė, pamelavo, neišnešė, sakė, kad išneš, o neišnešė. Mes vaiką nuteisame, vaikas tai jaučia. Ir labai sunku kažkam dėl kažko stengtis, kai mes jaučiamės nurašyti. Kai matom, kad mama į mus žiūri, tom jau iš anksto kaltinančiom akimis. Arba tėtis į mus klausia, užduoda klausimą ir jau neigiamą formą, tarsi žinodamas, kad ir nėra ko iš manęs tikėtis. Tai man labai norėtųsi akcentuoti, kad santykiai labai svarbu ištikus